Sveiki atvykę į šį vaizdo kanalą. Šis vaizdo kanalas Jėzaus širdis laukia jūsų dovanų ir dovanoja jums dangiškus meilės laiškus, kuriuos mums tada ir dabar siuntė mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ir švenčiausiosios mergelės Marijos, kad galėtume tinkamai pasiruošti jo dangiškoms vestuvėms. Avinėlio Dievas. Šiandien Rumunijos Naujosios Jeruzalės šventajame vienuolyne pristatome Dievo žodį, ištartą mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Dievo žodis apie tikrąją bažnyčią, 3 dalis. Tekstų iš Dievo žodžio rinktinė šią temą. Aš ateinu savo tautos patarimu ir skelbiu savo žodį jums, to meto arkivyskupams ir kunigams. Mano žodis negali būti suvaržytas. Ką darysi, jei būsiu melagis kaip prieš 2000 metų? Niekas netikėjo, kad esu tėvo siųstas iš dangaus, o bažnyčios žmonės padarė mane melagiu, o pamatę, kad aš ne melagis, pasislėpė po savo melų ir nuo tada stovi juo apdengti. Amžinybei prisikėlusią tiesą. Ką darysite, jei negausite iš manęs tikėjimo dovanos tikėti Dievo žodžiu? Rumunija yra dangaus karalystės pavyzdys ir žemės tautos susirinks į ją, mylės ją ir ims iš jos mano žodžio šviesą, nes aš įdedu ją kaip šviesą į žvakidę ir daugelis žmonių valgys. Duonos iš dangaus ir jie žinos, kas yra duona, nes parašyta, kur dvėsena, ten rinksis ereliai valgyti. Nedarykite mano tautos priešų. Jis leido savo būti tikėjimo ir meilės auka, leido savo būti mano valia žemėje žmonių giminės išgelbėjimui. Šis mokymas yra mano, nes mano tauta nėra išmintingųjų tauta. Jis neturtingas dvasios, savo širdies ir proto akimis žvelgia į mane ir mano karalystę ir šiame žodyje mato mano šlovę. Mano žodis yra Dievo šlovė. Tikėkite manimi ir šiame žodyje pamatysite Dievo šlovę. Tikėkite mano karalystę, kuri yra žemė ir jos nesuprantate. O vyskupai ir kunigai, nepaleiskite manęs po jungu. Pasiimk mano šviesą savo ir žmonėms. Aš atėjau nepažeisti jūsų įstatymų, bet atėjau įvykdyti savo šventąjį įstatymą dėl žmonių giminės išgelbėjimo, nes Rumunija yra mano tėvo pasirinkta šalis, kaip parašyta mano vakarykštėje ir šiandienos knygoje. Nieko iš tavęs neprašau, nieko iš tavęs neatimu, kas tavo. Tiesiog duok man savo nuodėmes, kad galėčiau tau atleisti. Aš esu tėvo sūnus, tėvo žodis, kuris turi galią atleisti žmogaus nuodėmes. Neatimsiu ir tavo šlovės, nes nenoriu žmonių šlovės. Meskite ją nuo savęs, išmeskite iš savęs ir žmonių, kurie jūs šlovina, šlovę ir pasiimkite į save mano šlovę, kuri yra mano valia žmoguje. Duok gyvybę žmonėms, imk ir duok. Tai amžinojo gyvenimo žodis. Nustokite imti akmenis į kumščius ir mesti į mane, nes mano tauta yra gera, taikos sūnus yra mano tautos sūnus, ir aš vadinu Izraelį tą, kuris tiki mane ir mano valią virš žmonių. Mano žmonės yra karalienės su lobiais. Parduok savo turtą, nusipirk šią karalystę ir būk turtingas Dieve. Mano tauta turi gyvybės žodį, jie turi mane kaip žodį ir kūną, o aš su šventaisiais ir angelais tarnauju tam mažyliui, kuris tiki, o jis gali su manimi, nes tikinčiam viskas įmanoma. Jei esu tarp jo, nebejokite jo gyvybę, jo patepimu. Aš dirbau jums paklusdamas. Aš paėmiau iš jūsų kunigą, liudininką savo naujo darbo senajam žmogui, kad sukurčiau naują žmogų, gimusi žodžiu iš aukštybių, ir jūs netikėjote manimi, kad aš atėjau žodį žemėje ir įvykdėte žodis naujojo amžiaus pradžiai virš Rumunijos, mano sugrįžimo žmonėms žemės. O, netikėkite. Jūs vis dar į savo kalėjimą įsodinate tą, kuris paliudijo mano žodžio didingumą, kuris įkūrė Jėzaus Kristaus bažnyčią žemėje. Štai taip tu mane teisiai, taip mane pažinojote, manęs nepažinoja. Bet aš vis tiek beldžiuosi. Aš vėl ir vėl beldžiuosi į jūsų bažnyčios duris, vyskupai ir šiandieninės Rumunijos bažnyčios kunigai. Aš taip pat beldžiu į Rumunijos vartus, taip pat beldžiu į jūsų vartus. Belkis ir belskis. Aš beldžiuosi, kad man būtų atidaryta ir neperšoksiu per vartus, nes gerasis ganytojas įeina pro vartus, o ne per viršų į avių aidą. Rumunija yra mano avių tvartas, avys, kurias man davė tėvas, ir aš ateinu ganyti jas geležinę lazdą, su Dievo žodžiu, kuris gano norinčius ir nenorinčius, nes upė teka ir gyvybės upė neišsenka. Amžinojo gyvenimo žodžio upė teka ir teka, o kas tiki, turi amžiną į gyvenimą be teismo. Amen.
O liturgija prašoma būti šventa, nes parašyta, tai darykite mano atminimui jumyse. Tai neturėtų dirbti tiek be proto, nes žmogus, turintis protą, yra tas, kuris gyvena tik Dievą. Tik toks žmogus turi protą, nes žmogus turėjo žinoti tik tai, Dievas ilsisi jame, atvaizdas ir panašumas žmoguje. Mergelė motina, tavo sūnaus šaknis, aš įleidau šaknis tavyje iš tėvo, kad turėčiau šaknis žmoguje, kad būčiau žmogaus šaknis iš dangaus, iš tėvo, nes aš atėjau iš tėvo tu šaknyne, mergelė motina, mylima mama, mano mylimoji, mano mama, mano mylima mergelė nuotaka. O kaip galiu tau dainuoti, kad sugėdinčiau tuos, kurie nepaklausė tavo žodžio, kuris sako, manyje bus laimingos visos tautos. Jūs švenčiamas Izraelyje. Tu esi tas žmogus, kuriame aš įleidau šaknis, kad išaugčiau žmogų iš žmogaus, ir taip vėl sukūriau žmogų, o žmogus neturi proto ir nežino. Tu esi Dievo karalystė žmoguje, ir žmogus nežino, ką reiškia mano karalystė jame ir su juo. Nei bažnyčios žmogus, kuris sako, kad pažįsta Dievą, nei tas, kuris ką nors žino, nes žmogus didžiavosi ir krito ištiesdamas ranką paimti tai, ko nederėtų. Vogė ir griuvo vogdamas, o žmogus išliko savyje šeimininkas ir toks išlieka iki šiol. Ir aš atėjau ir tariau, kas nori eiti paskui mane ir su manimi, tai išsižada savęs ir teima savo kryžių paskui mane. Išsižadėti savęs ir būti manyje, sekdami manimi. O žmogus nepažįsta mano karalystės žmoguje. Bažnytininkas irgi nežino, mama. O jis nežino, mielas sūnau, vyras nežino. Net bažnyčios žmogus nežino, kas yra tavo karalystė žmoguje ir virš žmonių. O šlovė tau manyje, kad buvau tavo bažnyčia, į kurią atėjai, kai atėjai iš tėvo pas žmones. Žmogus nežino, ką bažnyčioje reiškia bažnyčia ir Dievo karalystė. Nesako ir kunigas, kuris, laikydamas duoną rankoje, sako, palaimintas viešpats, atmindamas viešpatį Jėzų Kristų, kuris kaip nekaltas avinėlis buvo atvestas į skerdyklą ir paima tavo kūną iš duonos perpjovęs. Duona į 4 pusės, sakydamas, ir jo gyvybė buvo paimta iš žemės. Jis paima tave, padeda ant lėkštės ir sako, viešpaties avinėlis užmuštas dėl pasaulio gyvybės, o įsmeigęs į tavo dešinę, paima vyno ir vandens ir įpila į taurę, sakydamas, vanduo ir kraujas išėjo iš viešpaties pusės. O kunigai nežino, ką reiškia šventoji liturgija, nes jei žinotų, suprastų, ką turiu galvoje sakydamas, palaiminta Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios karalystė. Kunigai neturi manęs savo gyvenime, kunigai neturi proto, neturi manęs, bet tai nėra žmogaus galioje. Tai Dievo dovana ne per žmogų, ne žmogaus paimta, bet per mano malonę, kuri lieka tuose, kurie vykdo mano šventą valią kūne, Dievas paliudijo žmogaus kūne, žmogaus gyvybėje. To išmokstama ne iš žmogaus ar per žmogų. Kas išmokė Abraomą tikėti Dievu, meilės Dievui? Nes tikėjimas yra meilė. Kas išmokė Melchizedeką tikėti Dievu? Aš mokiau jį tikėjimo dovanos, savo dovanos tikėti žmogumi, nes viešpats pasigaili, kam nori ar užgrūdina, ir tai nėra žmogaus galioje, o iš Dievo yra tikėjimo dovana žmogui. Aš esu viešpats, aš esu šis žodis. Kad ir koks klaidingas šis žodis būtų jūsų akivaizdoje, o bažnyčios žmonės, žinokite, kad aš esu šis žodis. Aš esu, ir jūs pamatysite žmogaus sūnų šio žodžio šlovėje, nes Rumunija yra Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios karalystė. Amen. Ir tai bus stačiatikybė, kurią gyvens jos ištikimi sūnus, ir tai bus mano bažnyčia, tokia, kokia ji yra, nes joje aš esu kūnas ir žodis savo atminimui. Jame esu ne tik kūnas, bet ir žodis, nes visada esu šiandien. Tai šios dienos pranešimo pabaiga. Telaimina jūs Dievas ir saugo jūs prie savo šventosios širdies. Amen.